Iš scenarijaus puslapio spaudžiame nuorodą modeliuoti 4B10B šabloną, patenkam į modeliavimo režimą, pasirenkame kortelę spustelėdami vieną kartą pele, tada paspaudžiam prie iliustracijos toje vietoje, kur turėtų atsirasti kortelė, o dar sykį paspaudžiam toje vietoje, į kurią turi rodyti linija iš kortelės. Ir tokiu būdu sudėliojam visas korteles, nurodydami jų vietas ir kur turi rodyti linijos iš kortelių. Jeigu padėjus kortelę matom, kad jinai netelpa arba norim pakoreguoti jos vietą, spustelim pašalinimo mygtuką ir galim nurodyti iš naujo, kur norim tą kortelę padėti. Štai sudedu visas. Dabar dedu bet kur. Spaudžiam mygtuką išsaugoti pasirinkimus ir galim peržiūrėti, kaip tai atrodo šablone. Štai, viskas.